Dabar visai kitų principų kursime plyteles virtuvėje. Pasistumkime vaizdą į virtuvės pusę, nusipaišome plane, pasirenkame Create Geometry Plane mygtuką, su S raidele įsijungiam Snaps režimą ir tempiame nuo vieno krašto iki kito krašto. Su F3 įsijunkime per matomumo režimą ir mūsų plokštumai suteikime length segmentų 4, o width segmentų 13. Štai matote, atsikartoja mūsų grindų plytelių subraižymas AutoCAD'e ir sutampa su braižymu Max'e. Dabar paspauskime dešinį pelės mygtuką ir pasirinkime Convert to Editable Poly. Ir štai mūsų plokštė pavirto Editable Poly. Iškart persivadinkime šią plokštumą plytelės virtuvės. Ir kad būtų paprasčiau dirbti, izoliuokime mūsų plokštumą. Spaudžiame Alt ir Q. Dabar atžymėme mūsų plokštumą ir bet kur šone nusipaišome dar vieną plokštumą ir padarėme jos segmentų skaičių lygų vienetams. Pasididinkime, įsijunkime režimą F3, suteikime mūsų plokštumai geresnę spalvą. Tai yra spaudžiame ant spalvos rodiklėlės ir pasirinkime kokią nors tamsią spalvą, kad matytumėm geriau rezultatus. Ir konvertuokime šią plokštumą taip pat į Editable Poly. Ir kaip matote, tapo prieinami mums Editable Poly režimai. Pasirinkime režimą Polygon ir susiraskime mygtuką Inset. Spaudžiame šalia Inset esantį stačiakampį ir atsiranda tokia informacinė lentelė. Didiname skaičius. Kaip matote, mūsų plokštuma mažėja ir atsiranda aplinkui rėmelis. Kai nuspausime varnelę, tuomet bus išsaugoti šie pakeitimai. Jeigu spausime pliusiuko ženklą, galėsime iš naujo dar kartą taikyti šį modifikatorių. Kaip matote, toliau atsiranda daugiau segmentų. Jeigu spausime X-iuko ženklą, panaikinsime rezultatus. Spauskime varnelę. Taigi, kaip matote, mūsų poligonas sumažėjo ir aplink jį atsirado rėmeliai. Tačiau viskas liko toje pačioje plokštumoje, galime patikrinti. Taigi, šis Inset įrankis į tūrį plokštumos nepakeitė. Viskas vyko toje pačioje plokštumoje. Dabar pritaikykime modifikatorių Bevel, taip pat spaudžiame ant šalia esančio stačiakampio šalia Bevel užrašo. Ir čia yra keli parametrai. Tai yra vienas į aukštį, kaip matote, reguliuoja. Didinkime aukštį, štai matote, kyla mūsų pažymėtas poligonas. Ir į plotį taip pat galime didinti arba mažinti mūsų daugiakampį. Spaudžiame varnelę. Taigi, Bevel yra jau tūrinis modifikatorius, kuris iškėlė plokštumą ir ją gali padidinti arba sumažinti. Bevel turi reguliavimo parametrus tiek aukščiui, tiek pločiui. Tuo tarpu Inset reguliuoja tik tai plotį. Dabar einame į Edges ir pritaikome modifikatorių Chamfer. Pažymime kurį nors kraštą ir spaudžiame kvadratėlį šalia Chamfer. Ir lygiai taip pat didiname skaičius ir galim prisiartinti. Matot, vienu atveju mes nurodom, kokiame plote vyks kraštų užapvalinimas, kitu atveju kuriame segmentų skaičių. Labai jau čia daug, kokie 7 bus gerai, spaudžiame varnelę ir šiek tiek apžiūrime savo rezultatus. Taigi, Chamfer įrankis suapvalino mūsų kraštinę. Taip pat, kaip ir turbūt jau pastebėjote, kad skirtingose režimuose yra prieinami ir skirtingi ir tapatus įrankiai. Tarkim, Bevel įrankis yra prieinamas tik tai Polygon režime, o Chamfer įrankis yra prieinamas tiek Vertexų režime, tiek Edges režime, tiek Border režime. Taip pat jau turbūt pastebėjote, jog mes spaudėme šalia mygtuko esantį stačiakampį, o ne patį mygtuką. Dabar nueikime į Edges. Pažymėkime kurią nors kraštinę ir spauskime nebe šalia esantį kvadratėlį, o mygtuką Chamfer. Ir užvedus ant pažymėtos kraštinės pasikeičia pelytės žymeklis. Ir dabar spaudžiame pelytę ir tempiame. Štai matote, vyksta užapvalinimas, tačiau mes jau čia nebereguliuojame, kokiais dydžiais tai vyksta ir nereguliuojame segmentų kiek. Todėl visuomet ir patarčiau spausti ne patį įrankį, o šalia esantį stačiakampį, nes tuomet yra žymiai tiksliau reguliuojami įrankio rezultatai. Taigi grįžkime prie virtuvės plytelių.
Spaudžiame mūsų plane. Dabar mūsų plokštumai reikia suteikti baltą spalvą. Spaudžiame M raidelę. Einame į Material ir susirandame savo tarpai tarp plytelių medžiagą ir priskiriame ją mūsų plokštumai. Štai jau suteikėme baltą spalvą. Pažymėję plokštumę einame į Modify, pasirenkame Polygon ir dabar sužymėme visus poligonus. Susirandame jau mums žinomą įrankį Inset. Ir čia labai svarbu pasirinkti, kad būtų pažymėta by polygon, o ne group. Šiuo atveju mūsų pakeitimai bus daromi ne visom bendrai plytelėm, tai yra rėmelis atsiras ne aplink visas plyteles, o aplink kiekvieną atskirai. Ir padarome tarpą 2 mm. Ir spaudžiame varnelę. Įsijungiame režimą kiaurą. Spaudžiame Z ir štai matome pokyčius. Tarpais tarp mūsų plytelių iš tiesų pasidarė dabar jau 4 mm, nes po 2 mm nuo kiekvienos plytelės. Dabar kol vis dar pažymėti mūsų poligonai, vėl spaudžiame F3, iškviečiame Slate Material editą su M raidele ir į lauką įsitraukime naują V-Ray Material, pavadiname jį plytelė virtuvės. Ir dabar atsisiųskite pagal žemiau esančią nuorodą plytelę ir įsikelkite ją į Scene Assets segtuvėlį. Taigi įsikėlėme plytelę virtuvės grindų, grįžtame į Max programą, tempiame į lauką bitmap ir išsirenkame mūsų naująją plytelę. Ir plytelę priskiriame Diffuse Map. Ir dabar plytelę nutempiame į mūsų daugiakampius ir spustelkime pelytę ant Show Standard Map in Viewport. Nuleidžiame mūsų Material Editor ir žiūrim, kad plytelė, jos piešinukas yra ištempiamas per visą virtuvės plytelių plokštumą. Kad tą sutvarkytume, mes turėsime pritaikyti dabar modifikatorių UWV mapai. Pasirenkame Modify List, išskleidžiame ir susirandame UWW map. Ir čia matėme tam tikras parinktis. Pasirenkame box ir mūsų plytelės dydis yra maždaug 30x30. Įvedame čia 300 ir width taip pat 300. Pasižiūrim, ne visai tiksliai braižoma. Tam, kad pareguliuotume mes piešinėlio vietą, išskleidžiame pliusiuką ties UWV mapping, pažymime gizmo ir su Move įrankio pagalba pastumėme pagal plytelės dydį. Prisiartiname ir tiksliai pastumėme. Kaip matote, medžiagiškumas yra suteikiamas būtent mūsų pažymėtams daugiakampiams, bet nėra liečiami tarpai tarp plytelių, jie taip ir lieka balti. Šiek tiek reikia pamažinti mūsų paveiksliuką. Parenkame 296 ant 299. Šiek tiek dar pareguliuojame. Ir viskas tvarkinga. Grįžtame jau savo Editable Poly. Kaip matote, neberodo mūsų medžiagiškumo tvarkingai, tačiau tai yra dėl to, kad mes grįžome tarsi žingsniu atgal. Ir dabar vėl grįžtame prie mūsų polygon ir esant visiems poligonams pažymėtėms, pritaikysime bevel. Spaudžiame stačiakampį šalia, suteikiame aukščio 4 mm, galim prisitraukti pasižiūrėti rezultatą. Tai pasirenkame į vidų apie -10. Spaudžiame varnelę 2 kartus, dabar nuspaudžiame Shift ir einame į Edges režimą ir kaip matote lieka pažymėti mūsų daugiakampiai jau kraštinės. Kitu atveju tektų mums žymėti iš naujo. Pasirenkame Chamfer šalia esantį stačiakampį ir suteikiame už apvalinimą maždaug 7-8 ir pridedame segmentų. Gal per daug šiek tiek? Na, daugiau mažiau taip. Spaudžiame varnelę, galime atžymėti mūsų plokštumą ir štai sukūrėme plyteles. Išeiname iš izoliacijos modelio, išsitriname mūsų pagalbinę plytelę. Na, kartais netrina maksas. Jeigu spaudžiant delete objektas neišnyksta, nepergyvenkite,
kitą kartą iš naujo užkrovę Makso projektą jau galėsite ištrinti elementą. Tiesiog kartais taip nutinka, kad Maksas šiek tiek stringa.